ruošiame sandarumo bandymams ir atsiminiau dažnas užsakovų klausimas būna, ar reikia garažą matuoti ar nereikia matuoti, nes būna įvairių variantų. Tai būtent šiuo atveju garažas yra nešildomas, siena yra apšiltinta polistirolu ir tada gaunasi, kad čia yra šilta siena ir šilumos nuostolių per ją yra minimalų šilumos nuostoliai. Tiek galinė siena apšiltinta, tiek šita. Būna objektų, kai garažo sienos nešiltintos ir garažas nėra šildomas. Tai tada gaunasi, kad per tas sienas garažas sušyla ir reikia vis tiek matuoti garažą. O kai matuojam garažą, tada būna garažo vartai nesandarus, arba, pavyzdžiui, užsidaro garažo vartai nelygiai, neprisispaudžia, tai viena pusė šviečia, ar kita pusė viršus neprisispaudžia. Bet yra nemažai ir objektų pasimatuota, kur darom su garažu vartai sureguliuoti, viskas tvarkoj. Nereikia bijoti, bet tiesiog jeigu tikrai žinot, kad garažas yra nešildomas, tada reikia sienas apšiltinti, iš anksto pasiruošti.